Jums patiko mūsų paskutinis build video. Darome dar vieną. Tikiuosi dar jie veiks. PM8 atsiprašau. Taip, padarysime dar vieną buildą. Kitoks korpusas. Ką mes įdėsim? X870 Eagle Wi-Fi motininę kortą iš gigabaito, kad stumtų kuo daugiau jėgos į procesorių. Procesoriukas, dėja, ne tas, ką norėjau dėti, tačiau yra vis tiek vienas iš galingiausių procesorių rinkoje. AMD Ryzen 9 7950X3D L3 kešas, viskas bus Superinsim tai kartu su 64 GB DDR5 RAM-ais RTX 5080. Viena iš naujausių kortų, labai sunku jas gauti šiuo metu. Procesorių aušinsim su Dark Flasho DV360S vandens aušintuvu, su ekraniuku ir visą jėgą ir elektrą nešios Corsairo RM1000X maitlotas. Aš SSD nepasiėmiau. O kur jie yra? Aš tikrai nepraleidau paskutinės 5 minutės ieškant šito SSD. Samsung S990 Pro. Vienas iš greičiausių NVMe SSD. Tokiuose builduose mes mėgstam juos labai naudoti. O, jau su viskuo. Jo, motininė labai graži. Gan platesnė, nei galvojau, kad bus, bet yra heatsinkas NVMe mūsų Samsungui. Nedaug motininių tai turi. Įdedat dažniausiai vaizdo kortą. Čia reikia kišti pirštus ir taip toliau atjungti šitą va būtent klipą. Va, kaip įdedat motininę plokštę, jisai ir ją užrakina vietoje. Turi čia mygtuką, kuris atlaisvina. Ok, gigabaitas. Procesorius įdėtas, kaip minėjom, 7950 X3D. Dedame ramus, Trident Z5, 6400 megatransferių per sekundę. Tu neturėjai to parodyti. Slotai A2, B2. Noriu pabrėžti, mano rankos nedreba taip kaip Aurimo. Heatsinkas, motininės. Nuimkite visą plastiką, kad termopedai normaliai galėtų priliesti visus komponentus. Šiuo metu mes dėsim šitą grožį į korpusą. Tuo pačiu padarysim mini apžvalgą to korpuso, nes aš dar to korpuso nesu matęs. Šitą galima įdėti į orkaitę. Kita pusė apsukdėti, nes tenai adresų mato. O ne, žmonės sužinos, kur atvaryti ir nusipirkti gerus kompus. Ko padėti? Pavargau. Šie metai nestovo. Ne, sėdžiukai, aš neturėjęs metų, jau daug metų. Ateik ištrauk. O? Is it a boy or a girl? Labai daug stiklo. Storo stiklo ant šito korpuso, tą žinau. Jisai yra daug didesnis. Nei maniau, kad jisai bus. Jisai yra be ventiliatorių. Ai, galinis ventiliatorius yra. Yes! Riseris yra, reiškia, mes galėsim vaizdo kortą, jinai stovės bačiava, kad visi ventiliatoriai tada matysis. Šitas korpusas yra juodas baltas. O tau balta juoda? Kitas klausimas, prašau. Ok. Storas stiklas. Čia irgi iš šono ant magnetų. Ok, čia turbūt vienas iš fainiausių back panelių, kuriuo aš esu atidaręs. Mešinis grilius. Mešinis. Aš dar nepabėgau. Šitą irgi išimsim. Kokie priedukai? Bus kažkas gero. Čia žiauriai brangus korpusas, bet... Lepdukai! Kai zateškių yra visokių tokių šudukų. Man patinka tokie dalykai. Dedant motininę į korpusą, dėkite ją labai atsargiai. Yra mikrokomponentai, kurie susibraižys. You're gonna have a bad time. Mano rankos nedreba taip kaip Aurimo. Eis mažiau ventiliatorių į sistemą, negu aš maniau. Jeigu mes naudojam riserį, apatinė dalis korpuso bus naudojama vaizdo kortą. Čia matau, kad ir taip nesimauntina jokie ventiliatoriai, bet būna kartais, kad ventiliatorius dedi į apačią, kad oro pūstų į viršų. Mes įdėsime tik tai 2 ventiliatorius. Nes pamiršau, kad mes dėsim 360 mm vandens aušintuvą, kuris eis į viršų. Traukiam savo Dark Flash DM20 ventiliatorius. Vieni iš mano mėgstamiausių ventiliatorių. Dėl estetikos ne patys tobuliausi, bet dėl tylumos, tikrai yra kažkas kito. Mes juos dėsime čia. Jie yra ARGB. Čia dabar aš tiesiog varžtus prisukinėsiu, tai net nelabai turiu ką papasakot. Papasakot apie
Varžtų ilgiai. Varžtų ilgio negaliu pasakyti, bet pagal mane čia yra tikrai vidutiniai varžtai. Kas šuniui uodegą pakels, jeigu ne jis pats savo? Filosofijos pamokos su RPC Robiu. Norėčiau pasikalbėti su visais, kurie vis dėlto žiūri mūsų video. Kuris video iš bent jau paskutinių kelių, kurių mes esame padarę, yra jūsų mėgstamiausias, kuris yra jūsų nemėgstamiausias. Nesakykit, kad šitas. Aš labai liūdėsiu. Atsikėliau, rytą nematyta, žiūriu chatą, po balius netvarkyta, ką darau, iš chatos bėgu lauk. Dar vieną dalyką, ką aš net nepastebėjau. Čia yra dar ventiliatorius. Va čia va, apačioj. Nice surprise. Kur tas oras iš šitam korpuse, nu, aš negaliu pasakyti, tačiau kol kas haitas man patinka. Aš gal tiesiog esu labai laimingas gyvenime. Ventiliatorius pakeitėm, todėl kad buvau įdėjęs baltus, įdėjau juodus. Nebe zebriukai. Čia baltą aš aušintuvą pasiėmiau. Aš juodą pasiėmiau. Ekraniukas. Magnetinis. Žinau, kad esi ant ekrano. Ant šito ekraniuko. Zebriuką. Bebriuką. Aš tavęs paklausiu šito klausimo, nes klausiau jau savo kolegų, su kuriais čia dirbu. Buožgalvis. Kokio gyvūno pradinė stadija yra buožgalvis? Šaunuolis. Šią savaitę girdėjau 2 atsakymus. Nesakysiu, kurie iš RPC šitą dalyką pasakė, bet vienas pasakė, nu žinai, jie po to tampa į žuvis. Kito kolegos paklausiau, jo atsakymas buvo biškį įdomesnis. And I quote, ką žinau, gal bebras? Bober! Aš vėl atsuktuvą, ai, ten pat padėjau. Bebrų lyga. Bebrų lyga. Aurimas deda aušintuvą. Kokį? Robertas neįgalus įdėti. Kas yra specialu šiame bilde, tai mes vietoj termopastos panaudosime 7950 termopedas ant 7950 X3D procesoriaus. Jeigu norite sužinoti, kodėl mes dedame šį termopedą, galite pamatyti mūsų TikTokus arba kitus short video, kuriuos mes esame padarę ir mes paaiškinam, kuo šita technologija yra labai nuostabi. Aš dar nesu šito atidaręs. Pirštinės nuėjo, gerai, teptukas, atsuktuviukas, nežinau kam, nuvalyti, išteplioti. Jorimai, kas čia? Visur ieškom tokio dydžio. Hanivelas uždėtas, dedu į viršų, ekraniukas uždėtas, turėjau pagalbos gauti. Kitą dalyką, ką uždedam iš karto, yra mūsų gražusis raizeris, kuris tikiuosi tilps su šitu aušintuvu. Čia yra to mūsų aušintuvo ekraniuko laidas. Mes jį jungsime lygtis, jisai į USB jungiasi. Niekada nejungkit laidų, kurie yra pažymėti USB, čia iš motininės pusės, į COM portus. Nors ir COM porto jungtys ir pinai atrodo labai panašios, kartais net tokios pačios, jos turi visiškai skirtingus pinautus. Jūs galite sugadinti komponentus ant motininės arba kitų dalykų jungiant į tuos portus. Atidarėme 5080, bandysime ją įdėti. RPC daro gan retai bildus su raizeriais. Žmonės šito nežino, bet raizeriai veikia tą pačią technologiją, sakom, kaip ir jūsų NVMe ir taip toliau, kurie eina per PCIe leinus. Jeigu jūs nusipirksite senesnį raizerį ir dėsit naujesnę vaizduškę, jūs gausit tik tai prieš tai ar kokios nors tos versijos PCIe greitį. Mes esam tai matę. Greičiau. Čia lievas pilas. Paimam šitą jungtį, kuri, sorry Nvidia, bet kiek girdėjom ant 5090, jinai lydosi. Kodėl jūs tai darote? O, jungiam dabar vaizdo kortos, vaizdo plokštės maitinimo laidus. Čia laidai tikrai atrodys gražiau, tik dabar, kol sudėsim viską. Kalbėk. Labas! Tu rėkėjai mane, kad kalbėčiau. Sakai, kalbėk! Kompas sudėtas, reikia dabar uždėti tik tai paskutinius porą dalykėlių. Viršų, stiklą, nuplėšim plėveles. RPC violetinė.
Dabar yra 1 valanda ryto. Mes užbaigėm šį buildą. Haito keisas, smagus keisas buildinti. Yra keli niuansai, kurie man nepatinka. Tie ventiliatoriai, kurie įdėti yra. Ne. Tačiau 7950 X3D 64 GB DDR5 RAM ir RTX 5080. Vyrai, palaukit, žiūrėkit, ką turiu. Tik ką gavau. O, opa. Tafinių? Tafinių. 97 Pirma diena, kaip Lietuvoje yra pardavinėjimas. Kažkur gavai? O, vat paslaptis. Žiūrėk, PC gauna. Mes kalbėjom nepirk detalių degalinėse. Tikiuosi, ne degaliniai pirkai. Na, sorry. Gal galima būtų įdėti į vietoj 5080? Tai ko tu galvoji, aš atnešiu? Dedam tik tais greičiu. O tai iš esmės čia yra patentuota Nvidios? Ne, čia yra, man atrodo, Maitekų. Maitekų asociacija turėtų patentuoti. Maitekų vyriausybė. Bye. Žiūrėk, čia kaip gražiai atsidaro. Seniukai. Čia didėjo, čia geresnė bus. Vaizdas tai geresnis. Performances, jaučiu nelabai. Mažesnis? Bet kaina užtat gerokai geresnė. Žiauriai žmonės laukia šitos vaizduškės. Sakyk, ką nori, gražesnė iš karto ir geriau atrodė šitoj sistemai tokia didesnė. Operatorius sako, jo, geresnė. Hop. Kompai su RPC DNR. Nu, spausk. Nemoku jų. O, kortos su RGB. Nice. Vis dėlto ne RTX 5080, bet AMD Radeon 9070 XT. Tik išėjus kortą, Lietuvoje atsirado jinai šiandieną, kada mes filmuojame. Sekančiame video darysime palyginimą. 9070 XT prieš 5070 Ti arba 5080. Jūs pasirinkite komentaruose, ką labiau norite pamatyti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Palaukit, vyrai, žiūrėkit, ką turiu. Palauk, ir greitai. Moje kroša ein harbas. Pivo simki ir napas.